pradėsim po truputį paskutinę sesiją, su kuria užbaigsim Power Automate ir Power Apps mokymų ciklą. Mokymų plane buvo numatytos 3 sesijos su teorinė bei praktinė medžiaga. Praėjusią kartą nagrinėjama Power Apps teorija ir keletą paprastų praktinių pavyzdžių. Ačiū Jums už užpildytas apklausas, taip pat komentarus. Atsiliepimai padeda mums tobulėti ir geriau pasiruošti mokymų medžiagą. Galbūt po praėjusios sesijos kas nors bandėte pasileisti Power Apps įrankį ir susikurti Power Appsą. Galbūt galite pasidalinti, kaip Jums sekėsi. Taip, bandžiau. Kaip sekėsi? Ar pavyko? Jo, pradžia yra. Iš tiesų bandžiau integraciją tarp kelių sistemų. Sukūriau platformą Power Apps, kur užpildo laukus. Jie atsiranda liste. Tada iš to listo paimami duomenys su Power Automate ir užpildomas Word failas. Aišku, tas šablonas yra mokamas, dabar tik bandomai turiu, bet kol kas veikia. Gal tik tai šiek tiek su Power Apps pačiu dar ne iki galo įsigilinau, kaip teisingai tuos laukus, mygtukus kurti, kaip apjungti. Čia gal daugiau man neskuko liko. Bet šiaip fainai veikia tikrai. Supratau. Aišku, pasidalinot. Galbūt dar kas nors bandėt? Kol kas tyla, tai jeigu bus kažkokių tai klausimų, tai visos sesijos metu galėsit klausti ir po sesijos manau, kad bus laiko panagrinėti, kas pavyko ir kas nepavyko gaminant tą Power Apps. O šiandienos tema bus Power Apps ir Power Automate įrankių pritaikymus praktikoje, tai teorijos praktiškai neturėsim, keliausim į Power Apps ir Power Automate gamybą. Trumpai priminsim tiems, kas dalyvauja pirmą kartą, kas yra Power Apps bei Power Automate, ir persim iškart prie praktinės dalies, kur kartu su Aurimu galėsite sukurti Power Appsą ir patį Power Automate flow. Visos sesijos metu galite rašyti klausimus tiek susirašinėjimų skiltyje, tiek užduoti žodžius. Šiandien mūsų nėra tiek daug, kiek pirmą kartą, tai tikrai drąsiai klauskite ir visus klausimus bandysim padengti. Šią skaidrę turbūt matot jau 3 kartą, ir kitą kartą nebematys. Tai vis dažniau kartu su Softeros klientais kylančius iššūkius sprendžiam naudodami papildomus Microsoft ekosistemos įrankius, tokius kaip Power Apps, Power Automate. Šie įrankiai leidžia išplėsti standartinių sistemų galimybes, neprogramuojant ir nelaužant bazinių Microsoft aplikacijų. Tai reiškia, kad individualūs sprendimai dažnai keldavo galvos skausmą dėl atnaujinimų, kas bus, jei pasikeis paslaugų tiekėjas ir panašiai. Tai su Power Apps šios problemos nebėra ir jūsų sukurta aplikacija ar darbų eiga yra perkeliama automatiškai naujausią Power platformos versiją su visais elementais, kuriuos esate susikūrę ir modifikacijom. Taip pat esant poreikiui, rinkoje yra daug tiekėjų dirbančių su ta pačia platforma, kas suteikia daugiau lankstumo ir pasitikėjimo šiais įrankiais. Tai tikrai galite į Google įvesti Power Apps ar Power Automate, tai atsiradom, manau, minimum 10 įmonių Lietuvoje, kurios dirba su šitais įrankiais. Tai visada rasti pagalbos ir palaikymą, jeigu bus toks poreikis. Taip, tai trumpai, kas yra Power Apps, tiems, kurie nebuvo, pirmas 2 sesijas. Tai labai paprastai yra įrankis sukurtas įvairioms aplikacijoms kurti, kurios jau yra susietos su Microsoft ekosistema, pavyzdžiui, Office programomis ar verslo valdymo bei CRM sistemom. Aplikacijas galima kurti tiek pačias paprasčiausias, kaip pavyzdys įmonės automobilių rezervacijos programėlė ar kuro apskaitai skirtas appsas, tai galbūt taip pat ir tiek sudėtingesnės tos aplikacijos, pavyzdžiui, naujo produkto sukūrimo proceso valdymui arba įmonėje gauto skundo valdymui skirtos aplikacijos. Tai būtent ne tik kažkokios informacijos įvedimui, bet ir pačio proceso valdymui. Taip, tai ši technologija išsiskiria tuo, kad aplikacijas gali kurti ne tik programavimo žinias turintis vartotojai, bet ir kiti įmonės darbuotojai neturintys tokių gilių techninių žinių. Tai reiškia, kad su tam tikrom baziniam žiniom gali bet kuris vartotojas, neprogramuojant, susikurti savo reikalingą įrankį. O perinant prie Power Automate, labai paprastai tai įrankis skirtas kurti įvairioms automatizuotoms darbų eigoms, dar kitaip vadinam mes jas flow,
kurios gali būti susietos ne tik su Microsoft ekosistema, tom pačiom Office programų, verslo valdymo ar CRM sistemom, ar Microsoft duomenų bazėmis, bet ir su kitų gamintojų kuriama programinė įranga. Flow gali būti tiek patys paprasčiausi, kaip pavyzdys automatinio laiško siuntimas įvykus tam tikrai sąlygai. Pavyzdžiui, sukūrus sistemoje naują užsakymą, išsiųsk tam tikram darbuotojui informaciją, kad buvo toks užsakymas sukurtas. Tačiau Flow gali būti ir kur kas, tos darbo eigas gali būti ir kur kas sudėtingesni. Pavyzdžiui, Business Central sistemos integracija su partnerių portalu ar jūsų naudojamu įmonėse shop. Reiškia, gali būti naudojamas šis įrankis ir sistemų integracija. Ši technologija, kaip ir Power Apps, išsiskiria tuo, kad darbo eigas gali kurti lygiai taip pat be programavimo žinių vartotojai. Tai reiškia, kad yra susidėliojamas algoritmas iš jau paruoštų funkcijų, o toliau tai jau jūsų fantazijos reikalas, iki kokio lygio tas uždavinys gali būti. Taip, tai šiandien planas būtų toks, tai trumpai priminsime, kas yra Power platforma. Kartu su Aurimu pereisime Power Automate ir Power Apps praktinės užduotis ir taip pat išsibandysime Business Central Approvals galimybės su Power Automate įrankiu. Tai tie Approvals, tai yra standartinis Microsoft produktas pastatytas ant Power Automate, kuris būtent skirtas ir tvirtinti dokumentam, užduotim ar kažkokiem tai veiksmam sistemos. Taip, tai atrodo, ta trumpa įžanginė dalis yra baigta. Prieš keliaujant toliau, galbūt turit kokių klausimų, pastebėjimų ar lūkesčių sesijai. Tai jeigu klausimų nėra, tai toliau sesiją perims kolega Aurimas. Kaip ir minėjau anksčiau, visos sesijos metu galite mus stabdyti ir diskutuokim, užduokit klausimus ir bus ta sesija daug gyvesnė ir, manau, įdomesnė bei suprantamesnė, nes klausimai padeda turbūt geriau įsisavinti. Ačiū. Taip, sveiki. Tai šiandien kalbėsim ir pasižiūrėsim tokius praktinius pavyzdžius. Tai bus 2 pavyzdžiai Power Automate ir 1 Power Apps. Tai bus su Power Automate gauto elektroninio laiško priedo automatinis patalpinimas OneDrive, Business Central Approvals tvirtinimas su Power Automate, o su Power Apps bus įrankių automobilių rezervacija. Taip. Tai galim pradėti nuo pačio pirmo pavyzdžio, tai yra elektroninių laiškų priedų saugojimas. Tai yra automatinis flow. Tai, sakykime, norim susikurti, reiktų spausti čia, nuėjus į make.powerautomate.com, create ir automated cloud flow. Ir konkrečiai dabar parodysiu, kaip tai atrodo pavyzdį. Jis yra labai paprastas. Parodysiu, iš ko susideda. Tai turime pirmą bloką to automatinio flow, when a new email arrives. Tai jisai triggerinasi, kai to vartotojo, kuris yra čia prisijungęs, šiuo atveju mano, pašto dėžutėje ateina laiškas. Galima nusirodyti į kokį folderį, sakykime, jeigu turit kažkokią taisyklę, kur laiškai eina, galim nusirodyti į konkrečiai, kurį folderį eina. Pavyzdžiui, šiuo atveju aš esu pasidaręs, kad kai aš testuoju, tai pas mane laiškai eina į test folderį. Ir nusirodžiu test folderį. Ir tada šio flow tikslas yra laiškų saugojimas kompiuteryje OneDrive aplanke. Tai nusirodau, kad gauti laiškai turi būti su attachmentais, su priedais. Ir nusirodau filtrą, test. Tai reiškia, jeigu gaunamas laiškas su attachmentu ir su žodžiu test subjecte, pavadinime, tai kitas veiksmas yra pasiimti tuos failus ir padėti į aplanką. Tai turime tokį OneDrive veiksmą, create file. Jeigu kartais būna neaišku dėl
sakykime, norite pasitikslinti dėl kiekvieno veiksmo, tai yra help dalis ir galite, čia yra aprašyta, ką tas daro ir galima paspausti learn more, pasižiūrėti detaliau. Yra visi veiksmai turi aprašymus. Tai dabar. Atsiprašau, galima paklausti? Taip. Šitoje vietoje, kur yra apply to each attachment, ne? Taip. Pastebėjau, kad kaip pasirenki kažkokį veiksmą, kaip jų šiuo atveju create file, jis automatiškai tą pasikartojantį ciklą kažkaip prideda čia. Nelabai suprantu, kodėl jis čia atsiranda ir prašo įvesti kažkokį papildomą kintamąjį. Jo, geras klausimas. Tai jeigu mes kūrime kažkokį flow, kur būtent tas Power Automate žino, kad čia yra tik tais dirbsime su kažkokiu vienu failu, vienu veiksmu, tai šito nėra, bet šiuo atveju Automate'as iškart žino, kad laiške gali būti keli priedai. Ir jisai tada, čia yra kaip iteracijos, kaip ciklas. Jisai eina per kiekvieną priedą ir padeda į ten, kur reikia. Tai šiuo atveju taip tiesiog programa veikia, kad reikia eiti per kiekvieną priedą. Arba jeigu jūs, sakykime, kažkokį kitą veiksmą turite, tai vat, tas apply to each reiškia kiekvienam priedui, kiekvienam atskiram galima kažkokį susikurti eigą. Tai šiuo atveju dažnai emailai turi ne po vieną attachmentą, bet gali būti ir daugiau. Tai jeigu yra attachmentas tik vienas, tai čia jis tik vieną kartą prasisuks. Jeigu attachmentų yra daugiau, tai jisai turės iteracijas. Tai parodysiu šiek tiek vėliau. Supratau, ačiū. Ir dabar nusirodom, kadangi čia yra OneDrive'as, tai galim nusirodyti tiesiog kompiuteryje aplanką. Aš susikūriau ant desktopo attachment flow folderį. Ir dabar jisai prašo failo pavadinimu. Tai kaip minėjau, čia yra tie dinaminiai kintamieji. Matome, ką mes galime pasiimti iš to pirmo bloko. Visą šitą informaciją. Bet šiuo atveju file name mes pasiimam attachmento name, pavadinimą, ir file content, tai reiškia to failo vidus, matom attachment content. Ir jisai toks labai paprastas flow. Sakykime, išsaugojus parodysiu pavyzdį, kaip tai atrodo suveikus. Visi pavyzdžiai, kur norite pasižiūrėti, kaip flow suveikęs yra, tai matome iš to skiltį. Ir dar, ką galima padaryti, yra edit columns. Tai čia galite prisidėti tų triggerių informaciją. Šiuo atveju triggeris yra laiško gavimas, tai mes dar galim prisidėti, kad iš karto iš šito bendro vaizdo matytume daugiau informacijos kaip stulpelių. Tai aš prisidėjau attachmentų, subject, from, to, spaudžiu save ir man atsiranda daugiau iš karto stulpelių. Ir aš matau, kad čia prieš vieną dieną testavau, buvo toks subjectas, iš kur ėjo laiškas, į kur, ar turi attachmentų, taip turi. Nes šitas flow pasitrigerina tik tada, kai yra attachmentų. Tai kaip pavyzdys dabar siųsiu laišką savo. Mes užsidėję tam triggerį filtrą, kad filtruotų tik, kai subjectas yra test. Galbūt čia kažkoks, nežinau, galima filtruoti, kad iš kažkokio kliento gaunamas laiškas pagal emailą, pagal subjectą. Šiuo atveju yra test, ką aš užsidėjęs filtrė, ir yra attachmentas. Tai spaudžiu send. Ir turi susitrigerinti. Dažniausiai šiek tiek reikia palaukti, čia yra Cloud'e, tie Power Automate šiek tiek užtrunka. Norint atnaujinti, tai galima paspausti refresh. Jis nėra taip, kad būtų labai greitai, bet matom, prieš 2 sekundės suveikė flow. Ir būtent jisai padėjo į tą folderį failą. Tai reiškia, prieš 2 sekundės galim pasižiūrėti, kaip atrodo suveikęs flow. Prieš 2 sekundės gautas į tą aplinką gautas laiškas su attachmentu. Ir tada, kas yra daroma?
aš siunčiau testinį Excel, bet pas mane dar paraše buvo ir nuotrauka įdėta. Jis ir tą nuotrauką pasiėmė. Tai vat tas apply to each reiškia, kad jisai kiekvieną paima tą attachmentą ir jam priskiria, kur jam reikia padėti. Tai jisai vat būtent paėmė ir padėjo į tam tikrą vietą. Kitą ir kitą į tam tikrą vietą. Tai reiškia, jeigu vienas, tai tas apply to each tas ciklas bus vieno, jeigu daugiau, tai jis čia, sakykime, gali ir 1000 tą ciklą sukti. Dabar iš šito tokio gan paprasto flow ar kažkokių klausimų turim. Ar įmanoma padaryti, kad nuotraukos iš parašo neimtų? Taip, tai ką būtų galima padaryti, tai patikrinti, ar tas failas, sakykime, yra JPEG'as ar panašiai, bet čia reiktų tada pagalvoti. Nu, pavyzdžiui, galima atsidaryti tą pavyzdį. Ir matom, kad čia yra vat, būtent media type. Ir pasižiūrim, kaip atrodo, pavyzdžiui, tas kitas, tai image PNG, ne? Ir čia vat yra PNG failas, tai ką būtų galima padaryti, vienas iš būdų, gal toks pats greičiausias, tai nufiltruoti, kad jeigu pavadinimas to attachmento .png, tai reiškia nuotraukų neimtų tik visus dokumentus, ten PDF, Word, Excel. Tai kad jeigu pavadinimas baigėsi .png, tai jį ignoruotų. Galim pasižiūrėti šitą vietą. Dabar, ką įsidėsiu, tai yra toks blokas condition. Tai čia yra, galima įsidėti kažkokią sąlygą. Ir galim pasiimti tą sąlygą daryti pagal kažkokį kintamą. Bet, pavyzdžiui, attachment name, tai yra tas pavadinimas to attachmento, jis gale turės arba PNG, arba PDF, arba Excel ir panašiai. Ir dabar čia yra tų sąlygų. Pavyzdžiui, mes pasiimam, kad baigėsi ir ten, nepamenu tiksliai, galim pasižiūrėti .png, man atrodo. Tai attachmentas ends with. Tai vat, mums reikia, kad nesibaigtų PNG. Ir jeigu nesibaigia PNG, tai tada, jeigu taip, tai tada sukurt failą. Jeigu visgi ne, jeigu jisai baigėsi PNG, tai tada nieko nedarom. Galime nusirodyti irgi persivadinti tą condition blogą. Sakykime, šitą. Ir spaudžiame save. Ir dabar, ką galima padaryti, kad nereiktų papildomai siųsti laiško, yra tas test dalis. Ir galim pasinaudoti tais triggeriais, kurie prieš tai buvo suveikę. Tai, pavyzdžiui, tas laiškas, kurį aš siunčiau, kad man nereiktų papildomai siųsti, mes galime pasirinkti, kad iš naujo paleistų tą logiką būtent ant to trigger testų, kad galėtume testuoti. Dabar prasisuks. Ir dabar pasižiūrim, kaip tai atrodo. Tai matom, tas file name'as XLSX, jisai nebuvo PNG, tai jisai sukurtas failas. O čia visgi buvo PNG ir tada to failo neturi. Tai reiškia ignoravo. Tai mes galim apsirašyti įvairias taisyklės, kad galbūt jeigu ten išsifiltruot tuos kažkokius attachmentus kažkaip pagal jūsų poreikį, gal ten jums reikia tik PDF-ų, gal reikia saugoti tik kažkokius konkrečius failus, kurie savo pavadinime turi kažką.
Tai vat yra tokia galimybė. O kaip tokią funkciją panaudoti, jeigu bendrinama pašto dėžutė yra, o ne asmeninė? Jeigu turite bendrą pašto dėžutę, tai jeigu ta pašto dėžutė yra su jumis bendrinama, tai reiktų turbūt nusirodyti skiltyje, į kur tas laiškas siunčiamas. Čia reiktų pabandyti rašyti tą bendrinamos dėžutės adresą. Ir tada reiktų dabar žinau, tiksliau kaip pasakysiu. Parodysiu. Dabar aš tiesiog parodysiu kaip pavyzdį. Čia šitą ištrinsiu. Yra toks blokas, kiek pamenu. Shared mailbox aš ieškau. Tai berods toks buvo va čia. Tai when a new email arrives in a shared mailbox. Ir čia tada reikia nusirodyti tą mailboxo adresą, kur jūs yra, su kuria yra pasidalinta, nusirodyti dalį ir tada viskas analogiškai. Tai čia tik tais shared mailbox reiktų bloko vietoj tiesiog paprasto. Ir tada visa kita logika išlieka. Parodyti kažko nelabai galiu, nes neturiu kažkokio dabar shared mailbox. Taip, ar dar turim klausimų prie laiškų saugojimo dalies? Taip, jeigu neturim, tai tada galim eiti prie kitos dalies, tai yra Power Apps'as skirtas automobilių rezervacijai. Tai praeitą kartą rodžiau kelis šabloninius Microsoft List daiktų valdymui. Dabar tiesiog susikūriau paprastą listą. Dabar parodysiu, iš ko jis susidaro. Tai turime pirmą stulpelį automobilis ir čia yra choice tipo laukas. Tai galim prisidėti verčių. Jas pakeisti spalvas, jeigu reikia, ištrinti, pridėti naują vertę. Kitas stulpelis yra rezervuota, tai čia yra yes, no tipo laukas. Taip, ne? Dviejų. Tik tais du gali būti dvi vertės. Tai yra standartinis laukas sukurta. Tas laukas sukūrus kiekvieną SharePoint listą jis visada egzistuoja. Tokie laukai yra sukurta, modifikuota. Čia paspaudus prisidėti naujų, galima pasižiūrėti, yra įvairių sisteminių laukų, kurie paprastai nerodomi created by, modified by, ID. Tai aš tiesiog created pridėjau sukurtą. Galima prisidėti lauką, kas modifikavo, kada modifikavo. Toliau yra kitas laukas. Multiple line of text. Čia yra šiuo atveju automobilio informacija. Ir dar vienas laukas, tai yra paprastas tekstinis laukas. Šiuo atveju čia yra paprastas pavyzdys pradmenų, tai tiesiog aš naudoju paprastą tekstinį lauką rašyti rezervausio žmogaus vardą. Tai
kaip ir minėjau, yra du būdai, sakykime, kurti tuos įrašus listę. Tai vienas yra add new item, tada galim čia viską pildyti. Galima edit in a grid, tai čia toks labiau į Excelį panašus. Kažką reikia papildyti, galim papildyti, spaudžiam exit. Tai čia toks yra pradinis pavyzdys tam appsui, kurį rodysiu. Praeitą kartą rodžiau, kad yra galimybė tiesiog paspaudus Power Apps create an app, tiesiog iš šitos dalies sukurti apps. Taip pat yra kita galimybė, nuėjus į make.powerapps.com, tada create an app, pasirenkam select external data ir nukopijuojam tą SharePoint listą, copy, įsidedam čia į SharePoint list, spaudžiam connect ir susirandame tą listą, automobilių rezervacijos sistema, spaudžiam create an app. Parodysiu, ką sukuria automatiškai ir paskui parodysiu šiek tiek modifikuotą savo pavyzdį. Taip, tai automatiškai matom iš to listo paimtas pavadinimas, stulpelių pavadinimai, vertės ir tiesiog sudėta. Aišku, tas algoritmas kūrimo jisai nežino, kokių mums stulpelių reikia, ką įdėti. Tai čia, pavyzdžiui, tiesiog taip sudėjo, bet jau iš karto davė mums tokį visą formą, kurios nereikia kurti nuo nulio. Tai dabar jums parodysiu šiek tiek savo pakoreguotą atliktas korekcijas ir šiek tiek papasakosiu kiekvieną atveju. Taip, tai šiek tiek ką padariau kitaip. Čia yra įvairūs komponentai, kuriuos matome. Čia, pavyzdžiui, yra, jeigu norite pažiūrėti, kokio tipo tai komponentas yra, tai čia tiesiog dešinėje matome label tipo komponentas. Tai tarp kabučių tiesiog galima parašyti tekstą, kurį norite. Tekst parametro lauke. Tai šiuo atveju čia susikūriau, persivadinau, nes čia tiesiog buvo new. Tai paspaudus čia tekst vertę, pridėti automobilį, parašiau. Galime, aišku, jeigu reikia ten pakeisti fonto dydį, stilių, pabraukimą. Gal, pavyzdžiui, man labiau patinka, kad jisai per vidurį atrodo. Čia yra visokių tokių, kaip jie panašu šiek tiek kaip Excel, Word tipo pasirinkimai. Čia kažkokių programavimų nereikia. Jeigu, aišku, norite giliau pasižiūrėti, kaip taip atrodo, tai kiekvienas tas pasirinkimas turi kažkokį detalesnį kodo vaizdą. Tai šiuo atveju galite keisti. Čia irgi paieška, prieš tai buvo tiesiog search, tai irgi analogiškai čia paspaudžiame. Tai yra text input reikšmė, in text tai tiesiog paieška. Dabar ką aš pasitobulinau, tai aš lyginus su šiuo appsu, man pavyzdžiui, čia nepatiko, kad jisai įdeda man automobilio informaciją. Galbūt aš čia norėčiau matyti tą konkretų automobilį. Tai tiesiog šitas appsas, kai kreipiasi į SharePoint listą, tai jisai naudoja tokį record gallery tipo parametrą, kaip ir atvaizdavimui to SharePoint listo. Tai aš tiesiog kreipiuosi į tą record gallery, .select, tai reiškia, aš čia kažką pasirenku šitoj vietoj, reiškia, aš paselektinu konkretų. Ir čia jau galiu pasiimti to selected kažkokią vertę. Tai šiuo atveju aš pasiimu vertę automobilis, kuris yra čia, ir pasiimu value, tai reiškia vertę. Tai įsijungus appsą, aš tiesiog jau matau
tą informaciją, kurios man reikia, o ne kažkokį kitą. Čia, kaip minėjau, iš karto visas tas vaizdas, ką turime sukurtas pačio Microsoft'o sugeneruotas algoritmas, mums nereikia kažkokio visko daryti nuo nulio, mes galime tiesiog pasikoreguoti taip, kaip mums tinka. Tai čia yra pirmas dalykas. Kitas dalykas, šiuo atveju, pavyzdžiui, aš nenorėjau šitos, čia buvo standartinis toks mechanizmas, kad galima redaguoti arba trinti įrašus. Bet, pavyzdžiui, aš nenorėjau to, kad man būtų galima trinti, aš tiesiog paspaudžiu ir delete ištryniu. Man to funkcionalumo nereikėjo. Kitas dalykas, aš norėjau pasikeisti, sakykime, ką aš čia noriu matyti tam pagrindiniam vaizde, kai atsidarau konkretų automobilį. Tai noriu matyti, ar jis rezervuotas ar ne. Informaciją noriu matyti, kas rezervavo. Automobilis, tą vertę aš jau užsikeliu čia. Tai tiesiog, pavyzdžiui, attachment man neįdomu. Tai aš tiesiog galiu paprasčiausiai trinti. Dabar, kas svarbu, kad kai tik tais yra sugeneruojama forma, tai daug kas yra užrakinta. Spaudžiame atrakinti ir tiesiog delete paspaudus galime ištrinti. Tai tokiu principu aš tiesiog susidėjau tai, kas man yra reikalinga čia. Informacija, patį automobilio pavadinimą turiu čia. Ir dabar rezervuota. Dabar rezervuota taip ne. Aš, sakykime, jeigu prieš tai matėte, ten yra tas parametras off, bet man jisai netinka. Aš noriu matyti, ar rezervuota ar ne. Tai čia yra toggle tipo parametras ir komponentas. Ir čia vat yra tokie, galima apsirašyti false ir true. Tai žinom, kad yra taip yes, no, true, false tipo laukas. Tai vat aš čia apsirašau tiesiog tarp kabučių, kad jeigu true, tai taip, jeigu false, tai ne. Ir tada jau man tinkamai atvaizduoja. Dabar kitas dalykas, kas yra dar padaryta, tai yra pridėti papildomi mygtukai. Šie mygtukai, galiu parodyti, kaip jie veikia. Tai jeigu spaudžiu rezervuoti, tai jie į tą SharePoint listą įrašo prie to automobilio, kad tai yra rezervuota ir kas rezervavo. Tai jeigu nueisim čia, parefreshinsim, tai atsiras, kad tai yra rezervuota ir kas rezervavo. Dabar, kaip tas yra išpildyta tame mygtuke, tai vienas mygtukas turi tikrai daug įvairiausių parametrų. Ir vienas iš tų parametrų yra, kai mygtukas yra paspaudžiamas, tai yra on select. Tai pati visa logika yra tokia. Paspaudu šitą mygtuką, aš kreipiuosi į tą SharePoint listą. Yra tokia patch funkcija, kuri tiesiog į tą SharePoint listą rašo. Kai visos funkcijos yra Microsoft aprašytos detaliau, tai galite pasižiūrėti. Pirma, ką reikia paduoti, tai būtent aš esu prisijungęs čia tą SharePoint listą, tai automobilių rezervacijos sistema, tas listas. Tada, kaip minėjau, tai yra galerija, tai aš paduodu, kad būtent tą pasirinktą vertę, su pasirinkta verte kalba eina. Ir būtent tai pasirinktai vertai, šiuo atveju Audi įrašui, aš pakeičiu rezervuotą į true ir paduodu vėliau parodysiu Connection Office 365 users, paduodu savo vardą. Reiškia, aš tą SharePoint listą rašau į būtent tą konkretų įrašą, kad rezervuoti true ir tada įrašau savo vardą. Ir tada kiti, kas prisijungs, jie matys, kad šita mašina yra rezervuota būtent šitas asmens. Yra ir mygtukas atšaukti. Tai jisai tiesiog
atšaukė, dabar kaip jisai veikia. Ant to paties mygtuko onSelect, reiškia ant paspaudimo, yra irgi tokia patch funkcija naudojama. Vėlgi, tai patch funkcija tai yra rašymas konkretaus įrašo, keitimas vertės SharePoint listų ar Microsoft listų. Tai ką darau, aš būtent tam įrašui Audi keičiu rezervuotą į false ir ištrinu, kas rezervavo su šita komanda. Tai čia toks yra labai paprastas pavyzdys, kaip kreiptis iš mygtuko į tą SharePoint listą ir būtent rašyti arba printi kažkokias vertės konkrečiai. Tik tai svarbu tas, kad kai rašote, tai turite paduoti į kur rašote ir toliau kurį įrašą. Tai reiškia į kurį čia listą ir būtent į kurį įrašą. Selectas. Prašau, turiu klausimą. Šią vietą. Čia, kur yra rezervavo, matau, nurodyt kintamą į userį, ne? Office 365 useris. Aprašymą galima rasti, ar jis siūlo pats. Jo, čia geras klausimas. Tai gal tada pradėsiu nuo domenų, nuo connection'o. Tai čia esu prisidėjęs Office 365 users. Tai yra toks konektorius, kuris mane sujungia tiesiog su tuo, aš galiu pasiimti būtent daug duomenų. Tai vat, jeigu ištrinam čia tą display name, tai čia yra tekstinis laukas, tas rezervavo SharePoint'e ir aš į jį noriu rašyti savo vardą. Tai tiesiog, kai paspaudžiu T raidę, tai tiesiog man išmeta įvairius parinktis, ką galima rinkti. Čia galima rašyti mail, tai reiškia, man iš karto dinamiškai paduoda, ką tas būtent konektorius, kokias vertes jis gali. Ar tai yra mobile phone, ar tai yra company name, ar mail. Yra įvairiausių su to konektorium susijusių verčių ir man dinamiškai tiesiog siūlo. Ir pavyzdžiui, aš noriu display name, kad būtų, jis iš karto man pasiūlo, aš paspaudžiu ir viskas tiesiog jisai užsipildo pats. Tai būtent šitas konektorius, jisai mums leidžia pasiimti labai daug informacijos susijusios su mano vartotoju, kurio aš esu prisijungęs. Ir tada jau tik pasirinku iš viso to sąrašo, pasirinkau konkrečią vertę, šiuo atveju display name. Ir tai yra text tipo laukas, nes labai svarbu, kad būtų koks tipas SharePoint'e nurodytas tam liste. Tokį ir paduočiau, jeigu čia yra text tipo laukas, tai jis ir tikisi, kad aš paduosiu text tipo lauką, o ne kažkokį, nežinau, grupę, objektą ar kažkokį įrašų rinkinį. Čia rezervuota, tai yra boolean tipo laukas, reiškia true, false, tai aš jam ir turiu paduoti arba true arba false, reiškia arba yes arba no. Ir su tais Power Apps'ų formulėm dažnai yra, kad tiesiog jum yra siūloma labai daug įvairių tų kintamųjų, iš kokių jūs galite rinktis. Tai iš karto palengvina darbą, kad nereiktų ieškoti. Taip pat galima pasiguglinti, tiesiog nukopijavus būtent šitą Office 365 users, my profile į Google, pridėjus Power Apps, tiesiog galima rasti pavyzdžių ir Microsoft'o aprašymą. Kokius galim būtent su šitų konektorium naudoti kintamosius. Čia, kadangi pradmenys, tai čia labai paprastas būdas, tiesiog naudojame text tipą. Kiek jisai galingas ifus aprašinėti, pavyzdžiui, dabar, kaip suprantu, su baru galėtumėte rezervuoti overrident ant viršaus, bet kad įvesti ifą, jeigu rezervuotas, tai kad jau negalėčiau aš rezervuoti ant viršaus. Jo, galime išfiltruoti, pavyzdžiui, čia yra patch funkcija, bet būtų galima išfiltruoti
kad, pavyzdžiui, rodytų tik tais šitam sąraše, rodytų tik tais tuos, kurie yra rezervuoti. Kurie nėra rezervuoti, tai tiesiog rodytų laisvus automobilius, arba, pavyzdžiui, jeigu norim matyti visus, tai tada galima ant to patcho daryti tikrinimą, kad jeigu tas yra pasirinktas įrašas yra rezervuotas, tai, kad jisai galima tos visus detalesnius aprašymus, ifus, that, else'us, yra visas gan nemažas aprašymas Microsoft'o. Tai jo, galima susidaryti logikas. Pavyzdžiui, jeigu prisijungia vartotojas su tam tikru mailu, tai jisai turi, pavyzdžiui, administratoriaus teisės. Jeigu prisijungia vartotojas, kuris neturi tam tikro mailo, arba jo mailo nėra tam tikrų userių sąraše, tai jis mato visiškai kitokį vaizdą. Pavyzdžiui, administratorius vartotojas gali pridėti mašinas, keisti rezervacijas ir taip toliau. O paprasti vartotojai, sakykime, jie prisijungia savo mailais, jų nėra tam tikram sąraše ir jie tam tikrų funkcionalumų nemato. Tai va, tokių galimybių yra. Dabar dar ką norėjau parodyti, tai šiuo atveju matome, kad rezervuota tipas ne. Ir jeigu paspaudžiu rezervuoti, tai atsiranda laukas, kurio prieš tai nebuvo matyti, kas rezervavo. Tai vat, kaip tai yra padaryta? Tai visible kiekvienas praktiškai tas komponentas, kurį jūs čia matote, ar mygtukas, ar ikona, ar ten tekstas turi tokį parametrą visible, tai reiškia, ar tas yra matomas ar ne, ir galima dinamiškai keisti. Šiuo atveju, ką aš darau, aš tiesiog pasiimu konkrečiai to įrašo vertę rezervuotą. Ta vertė yra true false boolean, tai to man reikia. Ir aš tada galiu tiesiog nustatyti taip, kad jeigu čia yra taip, tai rodom šitą įrašą. Jeigu ne, nerodom. Nes jeigu spaudžia atšaukti, ištrinam, ne, ir čia jau dinamiškai pasikeičia. Tai reiškia, mes kaip ir naudojam tokį galima tokią kaip ir funkciją, kada ką atvaizduoti. Dabar, kas dar yra padaryta čia, kaip pavyzdys? Galima į Power Apps'ą pridėti flow. Čia kairėje yra Power Automate skiltis ir pridėti flow. Ir, pavyzdžiui, paspaudus kažkokį mygtuką galima paleisti flow. Tai galim pasižiūrėti, ką čia esu padaręs. Atsidaro iš karto flow langas, nereikia niekur eiti kažkur toliau, viskas gan patogu. Ir tada jau, kaip ir anksčiau matėte, visas ta flow eiga reiškia, šiuo atveju aš siunčiu į telefoną push notification tipą su tekstu, kurį paduodu iš Power Apps'o. Aš galėčiau siųsti į Teams'us kažkokį pranešimą, į Outlook'ą ar panašiai, bet čia tiesiog demonstraciniais tikslais. Tokiais paprastais aš tiesiog siunčiu tą push notification. Dabar kaip tą flow, kurį čia pridėjau, sukūriau, surišti su kažkokiu funkcionalumu ar mygtuku. Tai aš ant šito rezervuoti mygtuko esu užkabinęs ne vieną funkciją. Tai čia reiktų suprasti taip, kad ant mygtuko paspaudimo jūs galite susikurti daug visokių funkcionalumų. Kiekvieną funkcionalumą čia tokia kaip ir PowerFX, Power Apps'ų kalba, ją reiktų laikytis jos taisyklių. Tai yra patch funkcionalumas, dedame kabletaškį ir tada jau kita funkcija, kurią mes norime paleisti.
Tai aš nusirodau to flow, kuris čia yra name, vat matome jo būtent pavadinimą name. Aš nusirodau tą name čia, .run ir tada paduodu čia vat dinaminę informaciją, reiškia to pasirinkto įrašo automobilio pavadinimą ir čia norint kažkokį dar tekstą prie to dinaminio kintamojo paduoti. Tai per end simbolį galime kabutėse įrašyti kažkokį tekstą. Tai kai aš spaudžiu šitą mygtuką rezervuoti, tai man į telefoną ateina ir pranešimas. Dabar pasižiūrė, aš esu prisijungęs. Galima prisijungus dar kartą atšaukti ir pridėti. Esu dabar, aišku, telefone pasikeitęs režimą, kad netrukdytų, tai gal nepavyks to parodyti, bet galite čia, sakykime, į išmanų telefoną ateina push tipo notificationas, kad būtent man atėjo pranešimas Audi rezervuotas. Tai galite parsisiųsti Power Automate programėlę ir tiesiog jums į telefoną ateis pranešimas. Kad to pranešimo informaciją norėsite matyti, tai kaip rodžiau, galite apsirašyti šitoje dalyje. Tai aš paduodu kintamą ir tada kažką parašau. Galiu čia kažką daugiau parašyti, daugiau kintamųjų paduoti. Galima išsiųsti laišką, bet tiesiog čia yra toks paprastas pavyzdys, kaip šiuo atveju siųsti, kaip kviesti paspaudus mygtuką flow, kaip susijęti konkretų flow, kaip tą flow keisti ir kad yra tokia galimybė dar paduoti push tipo notifications. Tai dabar ar kažkokių dar klausimų būtų dėl šito Power Apps pavyzdžio? Ką čia dar irgi svarbu paminėti, kad aš dažniausiai naudoju Preview the App mygtuką. Tai tiesiog paspaudus mygtuką ir X aš galiu tiesiog testuoti, kaip galbūt, jeigu tai yra Teams lange kažkur, kaip tai atrodytų. Čia įvairių visokių galima pasibandyti, kaip tai atrodytų kažkokiose planšetėse, telefonuose. Ir tiesiog likus pakeitimus paspaudžiame Save. Tada jau, kai appsas paruoštas, spaudžiame Publish ir tada jau tiesiog spaudus Share galima pasidalinti su kolegomis. Taip, tai čia toks... Turiu dar porą klausimų. Taip. Tai pirmas būtų, ar galima tas formas, kaip sakyti, leveliais išdėstyti, kad, pavyzdžiui, pirma atsidaro viena, ten susipildau duomenis ir pagal tai jau paskui man įeinu gilyn kitą dar formą detalesnę. O antras klausimas, ar apribojimai, sakykime, Microsoft, kokio dydžio gali būti, kiek maždaug eilučių, kiek stulpelių, kad jisai normaliai važiuotų, ar jau yra riba, nuo kurios nebevažiuoja, pradeda laginti ir jau vartotojui, kaip sakyti, nepatogu naudotis jau gaunas. Taip, galima kurti tuos ekranus, pridėti papildomus ekranus ir tada eiti gilin. Tai pavyzdžiui, pasirinkus čia paspaudus, pasirinkus galima atidaryti ne šitą ekraną, bet atskirą ekraną, tai kuriasi tie screen ekranai ir yra toks navigate parametras, tai tiesiog einama gilin ir tada jau galima tuose ekranuose susidėlioti reikalingą informaciją, tų ekranų gali būti daug. Dabar kiek
kokie limitai yra, kiek tų ekranų gali būti, tai reiktų pasižiūrėti, taip iš atminties nepasakysiu, bet jų gali tikrai būti daug. Dabar dėl informacijos kiekio. Pavyzdžiui, čia mes turim labai nedaug, čia mes turim kelis įrašus, bet jeigu, sakykime, norim atvaizduoti ten kokį 1 milijoną įrašų, tai taip galima susijungti. Irgi neatsimenu tiksliai, kokie yra limitai, bet kiek teko praktiškai naudoti, tai ten 500 000 įrašų, ten 100 000, ką teko daryti su SQL konektorium, kad čia galėčiau atvaizduoti, filtruoti, tai be problemų buvo. Galima buvo filtruoti, tikrai filtras greit veikia, ten kelis 100 000 įrašų pagal kelis kriterijus atfiltruoti, problemų nebuvo. Dabar dėl ekranų šitų, tai pasirinkus atitinkamą dydį, jis taip ir išsisaugo ir tiesiog, prie kiekvieno device automatiškai prisitaiko. Pavyzdžiui, per Teams atidarysi, bus full screen'as? Per Teams atsidarius, ten tiesiog jis užima visą tą Teamso erdvę. Čia taip yra tų parametrų pačiam, sakykime, ekrane galima pasirinkti per settingus, dabar tiksliai neatsimenu, bet čia turim pasirinktą, pavyzdžiui, kad čia yra landscape, nes gali būti landscape ir portrait, tai atitinkamai kompiuteriam ir telefonam. Čia galima įvairių parametrų pasižiūrėti prie display scale to fit, block orientation ir panašiai. Pasižiūrėti, kaip tai yra pasirinkti tinkamą dydį. Pasižaisti su to reiktų. Šitais parametrais. Dar dėl pačios formos tų ekranų, kurių aš pildau, juos galima kaip template kurtis ir paskui kopijuotis. Ar jeigu aš turėsiu 10 appsų įmonėje, norėčiau, kad visi vienodai marketinginiais ten spalvos būtų išdėstymas, šriftas, tai ar aš galiu kaip template pasikurti, ar kiekvieną reikės konfigūruoti individualiai? Dėl tų template'ų, tai berods galima. Dabar galvoju, kiek pamenu buvo galima padaryti, tai dabar taip greit nepasakysiu, kur čia reiktų tą template'ą susirasti. Tai čia principinis klausimas, tai galima, okei tada. Dabar taip neatsimenu, reiktų pasižiūrėti. Bet perpanaudoti komponentus, tai galima susikurti kažkokias, dar čia taip giliau einant, tai dar yra galima susikurti, pasipildyti Power Apps'o komponentus, ne tik ką mes čia turim, bet čia dar galima pasipildyti ir kažkokiais kitais komponentais. Gal yra trečiųjų šalių sprendimų įvairių programuotojų sukurta. Tai jeigu, sakykime, trūksta kažkokio vaizdo funkcionalumo, gal mygtukų, gal kažkokių slaiderių ar panašiai, tai yra toks dalykas kaip PCF. Tai ten yra tam tikros bibliotekos, kurias galima naudoti ir išplėsti tą visą funkcionalumą. Yra tų galimybių. Tai gerai, tai manau galim tada eiti prie trečio pavyzdžio. Trečias pavyzdys tai yra susijęs su Business Central. Business Central turi Power Automate konektorių. Ir ten yra gan nemažai įvairių template'ų. Tai galima pasižiūrėti pradžiai,
kokių tų template'ų yra ir tada jau įsižiūrėsime mano pavyzdį, ką aš parodysiu. Tai purchase order dalyje, čia yra pats populiariausias pavyzdys, kurį pasiėmiau. Yra toks approvals mechanizmas, paremtas Power Automate. Tiesiog yra ir mygtukai tiesiai susijęs su iš pačio Business Central. Tai atėjus į konkretų purchase orderį, yra request approval skiltis. Ir galime siūsti užklausas approvalui, kurios yra paremtos Power Automate technologija. Tai vat, trečia dalis yra apie tai. Dabar taip. Templates. Tai, kaip minėjau, Power Automate turi labai daug šablonų kažką automatizuoti, vairiausių. Čia vat, galite matyti, kas juos sukūrė. Pavyzdžiui, Microsoft. Ir šiuo atveju, kiek yra žmonių parsisiuntusių tą šabloną. Tai, pavyzdžiui, mane domina, kokių yra šablonų Business Central. Ir matome, kad turime tų šablonų daug, kuriuos galime naudoti. Pavyzdžiui, ką šiandien rodysiu, tai yra Request Approval for Business Central Purchase Order. Bet yra įvairiausių ir kitų approval mechanizmų, čia yra gan nemažai. Tai galite pasirinkti, ar tai Purchase Order, ar Sales Order, ar Purchase Invoice, ar dar kažkas. Pavyzdžiui, yra toks, berods praeito ar užpraeito susitikimo metu buvo klausimas, kad kai kažkas yra sukuriama Business Central, ar galima SharePoint'e sukurti. Tai vat, matau, jau yra toks konektorius, reiškia šablonas. Tai jau kažkam to reikėjo, 315 žmonių jau naudoja šitą šabloną. Pavyzdžiui, dar pavyzdys Notify on Teams when a customer is blocked on Business Central. Irgi 145 žmonės. Tai vad, siūlau, kas naudojate Business Central, pasinagrinėti galbūt, tai rasite kažkokio papildomo funkcionalumo, kuris jums padės darbe. O dabar pakalbėsiu apie konkrečiai patį populiariausią šabloną. Request Approval for Business Central Purchase Order. Paspaudus šitą susigeneruoja flow ir dabar parodysiu, kas čia yra, kaip tai atrodo iš vidaus. Matome, kad jau turime daug automatiškai sukurtų blokų ir su jau iš karto supildyti informaciją. Tai mes jau tiesiog prisijungus gauname daug, mums nereikia patiems pildyti daug informacijos. Tai dabar apie kiekvieną iš jų. Triggeris yra when a purchase document approval is requested. Tai reiškia Business Central, kai spaudžiu šitą mygtuką Send Approval Request, yra sutriggerinamas šitas būtent flow, šitas blokas. Čia galima, kaip matome, nusistatyti, koks yra environmentas, kokia yra kompanija. Galima kažkokių filtrų papildomų pasidaryti, pavyzdžiui, ten status open. Dabar tolimesnis blokas, jis yra reikalingas, nes šitas triggerio blokas, jisai daugiau registruoja patį triggerį, bet jisai iš to BC labai daug informacijos negali ištraukti. Tai ištraukimai būtent to konkretaus triggerinto įrašo yra toks get record. Mes nusirodome
Šiuo atveju viskas supildyta, tiesiog pakomentuoju, kad yra nurodytas environmentas, kompanija, API kategorija, koks tai yra laukas čia ir lenta kokia ir įrašo ID. Toliau get user details pasiimama to konkretaus userio. Ir dabar yra tas Power Automate approvals dalis. Tai čia būtent koks čia approval tipas, jų tų tipų yra keli. Čia, pavyzdžiui, šiuo atveju čia first to respond, bet čia gali būti wait for all responses, wait for one response ir panašiai. Čia yra kam jisai priskirtas ir čia tada galima tame approval'e tiesiog nusirodyti pranešimo informaciją, kurią matys savo Outlook'e vartotojas. Toliau reikalingi, tiesiog čia nesigilinsiu labai daug, čia techninė dalis. Ir tada yra sudėliojama tokia logika pagal tai, ką Outlook'e paspaudė būtent tas, kuris turėjo patvirtinti. Nes galima patvirtinti ir rejectinti. Tai visa ta logika toliau, jeigu approvinta, tai tada prasisuka visas tas mechanizmas, kai reikia approvinti. Rejectinta irgi prasisuka visa ta BC logika, kai reikia rejectinti. Ir išsiunčiamas laiškas tam, kas requestino šito patvirtinimo su čia informacija. Matome šitą bloką, mes čia galim patys keisti, nes čia yra tiesiog aprašyta, čia yra tiesiog tekstas ir kintamieji. Tai tiesiog mes čia galim apsirašyti, kokią čia tą informaciją norim matyti. Gal čia mums reikia daugiau informacijos, gal čia reikia dar kažką prisidėti, gal čia yra šiek tiek mažiau. Tai va, dabar čia taip įžangą praėjau, parodysiu, kaip tai atrodo. Dar ką reikia paminėti šitoj vietoje, kad yra tokia dalis approval user setup business central. Nuėjus į ten, čia galima nurodyti, kas ką tvirtina. Pavyzdžiui, turiu admin userį. Čia reikia nurodyti, kas yra. Čia yra daugiau parametrų, galite pasinagrinėti, bet, pavyzdžiui, aš turiu 2 vartotojus. Tai Alans vartotoja ir jo requestus tvirtins adminas. Tai šitą nesukonfiguravus, nenurodžius, kas ką tvirtina, tiesiog neveiks šitas funkcionalumas. Reikia nurodyti, kas ką tvirtina. Tai kaip pavyzdys, aš turiu kitą vartotoją, čia prisijungęs, Alan vartotoją. Ir dabar parodau, kaip atrodo. Aš iš to Alan vartotojo paspaudžiau request approval ir man į paštą atėjo būtent toks vaizdas. Čia visa ta informacija supildyta dinamiškai. Tas Alan iš to vartotojo, aš parequestinau approvalą tam konkrečiam orderiui ir čia tada yra dinaminė informacija, kurią čia galite apsirašyti. Ir dabar aš turiu, kaip tas, kuris approvina, turiu 2 pasirinkimus – approvint ar rejectant. Ir galiu dar pakomentuoti kažką. Tai pavyzdžiui, jeigu aš approvinu, tai galiu dar pakomentuoti. Pavyzdžiui, taip. Spaudžiu submit. Ir gaunu informaciją, kad the action completed successfully. Čia aš dabar prisijungęs kaip tas, kuris tvirtina. Jeigu dabar nueisiu tas, kuris laukia patvirtinimo,
čia šiek tiek gali reikia laukti, čia nėra taip, kad labai greitai atsinaujina, bet turėsiu gauti tiesiog pranešimą iš tą paštą, galim šiek tiek dar palaukti, pasižiūrėti. Kad būtent yra patvirtintas mano prašymas. Arba galim kitą, pavyzdžiui, kokį šitą. Čia su tuo, kuris prašo patvirtinimo, nueinu į purchase orderį, spaudžiu request approval, spaudžiu send approval request. Čia dar galim pasižiūrėti, čia tie flow nėra, kad jie taip labai greitai suveiktų, ne visai realiu laiku, tai šiek tiek užtrunka. Dabar galim pasižiūrėti, ar tas administratorius jisai po šiek tiek laiko gauna pranešimą. Jeigu nueisim į tą flow, kuris čia viską valdo, galim pasižiūrėti failed, galima pasižiūrėti, kas čia buvo, gal kokių vietoj failina. Šiuo atveju aš failinu, todėl kad aš prieš tai jau iš karto buvau davęs atsakymą, kai testavau. Tai dabar, kai aš ką tik prieš akimirką spaudžiu request, tai gavome būtent tas purchase orderis 106006, ateina ta informacija, kuri flow apsirašoma. Ir aš tada spaudžiu šiuo atveju approve, dar kažką parašau. Spaudžiu submit, kaip tas, kuris tvirtina. Ir dabar matome, šiek tiek reikėjo laiko. Atėjo tam, kuris prašė patvirtinimo pranešimas, laiškas į Outlooką su ta visa informacija, kurią čia galite tekstu apsirašyti. Nes čia yra būtent dinamiškai paimta iš Business Central informacija. Approver, tvirtinu, komentaras kažkoks ir buvo patvirtintas. Tai jeigu nueisim dabar pasižiūrėsim tą jisai release, tai reiškia, aš paprašiau patvirtinimo, patvirtinimas buvo suteiktas, gavau pranešimą ir tada prasisuko standartinis Business Central mechanizmas ir visą tai paleido. Tiesiog matome tokį būtent Power Automate panaudojimo Business Central pavyzdį. Čia bus prasisuko, succeed, visi žingsniai praėjo, ta visa logika praėjo. Buvo nusiųstas tas approvalas su visa informacija, buvo approvinta, prasisuko Business Central veiksmas ir buvo išsiųstas laiškas. Čia nebūtinai laiškas, gali būti Teams, galima kažkam daugiau siųsti. Tai toks yra būtent pavyzdys su Power Automate template'u approvals. Ar čia kažkokių klausimų turite šitoje vietoje? Matote, galite ne tik su purchase order, bet čia su sales order, čia tų įvairių konektorių ir šablonų jų tik didėja. Atsimenu, prieš metus čia jų buvo 12, mažiau dar, jų dabar didėja tiesiog išnaudojimo, kas cloud'e būtent, nes čia yra cloud'inis Business Central, kas cloud'e naudojat, tai
galima daug ką padaryti su Power Automate. Ir daug šablonų jau yra tiesiog sukurtų, kuriuos tiesiog galite imti ir naudoti. Taip. Power Automate, ne Automated Power Apps'as su Business Central niekaip nesintegruoja. Integruojasi, nesunkiai. Dabar matome, kad čia yra vat būtent kur čia flow. Gal čia tiksliau grįžtant. Matome, kad va čia naudojam Business Central konektorių šitą vietą. Tai tą patį konektorių galite naudoti ir Power Apps'e. Mes kaip prisidėjome tam Power Apps'e SharePoint'ą, tai čia galima vietoj SharePoint'ą prisidėti Business Central. Ir galite Power Apps'e, pavyzdžiui, atvaizduoti jums reikalingą informaciją ar ten kažkokias logikas susidėti. Nes vartotojai, kurie turi Business Central licenciją, tai jie turi ir Power Apps kartu su tuo ir Power Automate, jiem papildomai pirkti nereikia. Įeina, čia kalbant apie cloudą, į tai ir Power Apps. Tai galima kažkokius kurti funkcionalumus, nes yra konektorius ir galima pasiekti tam tikrus įrašus. Yra čia reiktų paminėti dar tai, kad galima pasiekti įvairias lentas, kaip items, sales order, purchase order. Yra tik tais, nėra pasiekimi visi laukai, yra tik tam tikri laukai pasiekimi, nes ten yra būtent kas yra į tą konektorių įdėta. Čia kiekvieną atveju reiktų pasižiūrėti ir Microsoft yra prašyta, ką galima pasiekti. Tai vat, norint naudoti, galima būtų pasitestuoti, pasižiūrėti, ar yra jums reikalingi laukai, ar yra jums reikalingi funkcionalumai. Galbūt kilo idėjų, kokį appsą norėtumėt, ar Power Automate, sakykim, flow kažkokį susidėliot. Dar turim keletą minučių laiko diskusijai. Jeigu dabar klausimų nėra, aš galbūt dar galiu vieną pavyzdį parodyti. Trumpai, dar kaip galima sujungti su Business Central. Čia yra pavyzdys toks. Business Central produktas, itemas sukuriamas, išsiunčiamas laiškas, šiuo atveju savo išsiunčia laišką, kad yra sukurtas tas laiškas su informacija, kurią aš galiu pasiimti. Tai vat, triggeris automatinis yra toks. When a record is created. Pasirenku environmentą, kompaniją, reikia pasirinkti šitą API kategoriją. Yra pasirinkama lenta items, bet matome, kad šitų lentų yra daugiau, kaip pavyzdžiui purchase order, purchase invoice, sales order, sales quotes, vendors, accounts. Ką galima pasiekti. Šiuo atveju pavyzdys yra su items. Reiškia, kai itemas BC yra sukuriamas, tada kitas blokas, kadangi šitas blokas, jeigu čia paspausiu, ir man automatiškai šoka yra kintamieji, kurie yra iš šito bloko. Tai šitas blokas skirtas triggerinimui ir jis man atiduoda labai nedaug informacijos. Man atiduoda environmento pavadinimą, kompanijos ID ir row ID. Dabar man reikia pasiimti būtent to triggerio visą informaciją, kas ten jame yra. Sukurtas įrašas, tai man reikia pasiimti visą tą info. Tai šitame bloke pasiimu visą info, skirtas pasiimti informaciją. Tai vėlgi nusirodau environment, kompaniją, API kategoriją, tą pačią lentą items ir konkrečiai iš praeito bloko gautą ID, kad konkrečiai kreipiuosi į tą ID. Ir dabar trečias blokas tai yra siųsti laišką.
Ir dabar, jeigu pasižiūrėsime į dinaminius kintamosius, kuriuos mes galime naudoti, mes matome, kad get record šitas blokas mums patikė tokius sąrašą, ką čia galime naudoti. Tai yra no, display name, type, bet yra ribotas kiekis, ką čia galime naudoti. Galbūt tame items lange jūs matote visko daug daugiau, bet čia yra, ką Microsoftas duoda tiesiog out of the box, tiesiog ką galime naudoti. Aš tuos visus galiu čia konkrečiai formuoti laišką, tiesiog apsirašau tekstą, kad čia bus no ir tada įdedu dinaminį kintamą. Ir spaudžiu save, ir kaip pavyzdys, čia aš prieš tai testavau, sukūriau. Tai sukūriau Business Central itemą. Tai itemas buvo sukurtas, aš čia get record. Ir jisai, su to bloku, matom, galim pasižiūrėti, ką aš čia dariau. Tai čia pasiėmiau display name, aš karto matau viską dinamiškai, kas čia buvo sukurta ir kaip čia pasiimti visą tą informaciją. Ir tada siunčiu laišką ir galiu susidėti, matyti, kas čia buvo išsiųsta. Tai ką aš supildžiau, tą ir ką man reikėjo, tą ir išsiunčiu. Čia toks labai paprastas, bet galbūt panaudojimas pagal jūsų poreikius pavyzdys, kaip galima, kai kažkoks įvykis BC įvyksta, ten kantas susikuria itemas, kaip išsiųsti pranešimą. Aurimai, yra vienas klausimas čiate duoda. Sveiki, jeigu per Power Apps noriu panaudoti kažkokią vidinę Business Central laukų logiką, ar funkcijas galėčiau jas pakeisti naudojant Business Central 365 API? Nežinau, gal tu čiate perskaityk tau šiek tiek kažkiau. Idėja. Čia reiktų pasižiūrėti šiuo atveju, ką ten galima pasiekti, nes jeigu taip čia spaudžiu edit ir čia šiuo atveju Power Apps pavyzdį darau, bet parodysiu bent jau, yra viskas aprašyta, parodysiu tiesiog, ką galima pamatyti. Įsivedame konektorių Business Central ir čia matome, kad yra daug visokių triggerių. Čia galite tiesiog pasižiūrėti, galbūt rasite, kas jums tinka, kai įrašas sukuriamas, kai įrašas ištrinamas, kai jis pakeičiamas, kai purchase document approval is requested, tai čia kaip rodžiu. Ir čia yra triggeriai ir yra toliau actionai. Tai reiktų pasižiūrėti, kokių actionų yra. Ką galima padaryti, galima kurti įrašus, trinti įrašus, surasti įrašus. Čia tik tais reiktų įsivertinti, kad pradžiai, kai testuojate, žiūrite, tai geriau pasiimti įrašus, bet jeigu jau norite kažką trinti ar keisti, tai čia jau geriau prieš tai su tuo, kas kūrė sistemą, pasikonsultuoti, kad galbūt tiesiog taip kurti appsų ar automatų, kurie ten kažką Business Central viduje kažką trina, tai čia reiktų atsargiai šitą vietą. Yra run action, būtent gal kažkokie yra kokios logikos skriptai. Pasiimti failą, pasiimti URL. Čia yra daug visokių galimybių, tai reiktų jas pasianalizuoti. Apie kiekvieną taip detaliai pakomentuoti negalėčiau, bet viskas yra aprašyta. Taip, matau, Egidijus dar kelia ranką. Ja, šitą vietoje dabar, kur matau premium žibą, taip? Sakykit, tai čia reikia bendrą licenciją, ar čia kiekvienai funkcijai atskirai kažkaip įsipirkti reikia papildomai? Ne, čia tiesiog dabar, jeigu turite Business Central
licenciją cloudinę, tai Mhm. jums priklauso ir Power Automate. Jums nereikės papildomai Power Automate pirktis, tiesiog yra būtent vat, šitie visi veiksmai jums yra pasiekiami. Premium tai yra tie konektoriai, kurie tiesiog yra paprasti, standartiniai, nes tas Power Automate gali būti ir free, jeigu turite tiesiog Office 365. Bet Premium reiškia, kad arba tas automatas jisai yra mokamas, arba jeigu turite BC, tai jums priklauso. Atskirai kiekvienam blokui nereikia nieko išsipirkti, jums priklauso visi veiksmai, tiesiog visas, kas konektoriai yra, galite naudoti. O jeigu nesusijęs su Business Central kažkas kito, ten kitokios funkcijos specifinės, ne, tai irgi, jeigu žieba Premium, tai reikia pirkti konkrečią funkciją ar kažkokį paketą? Dažniausiai tai yra tos Power Automate licenzijos, tai jeigu, sakykime, jums reikia kažkokių papildomų, tai ir net, sakykime, ne BC, o ten kažkas kita. Tai keli variantai yra. Vienas yra, kas įeina į tą mokamą Power Automate licenciją, bet kai kurie ten specifiniai konektoriai, jie yra atskirai mokami. Jie atskirai kainuoja tam tikrą kainą, jie ten leidžia. Jau būtų tie, kurie nėra Microsoft. Jo, čia jau tie, kurie nėra Microsoft, čia kažkokie trečiųjų šalių, tai čia, sakykime, Nu, sakim, parašykit Populate, Microsoft, Word. Va, žiba. Va šitas trečias mygtukas. Mhm. Šitas? Jis, jo, man įmetė kaip mokama. Va, premium. Tai svarstau, čia šitą funkciją vieną reikia išsipirkti, taip? Čia reiktų pasižiūrėti, aišku, kas čia yra, ar čia berods galima pasižiūrėti, learn more. Jeigu čia Microsoft'o, tai jums tiesiog užtektų turėti tą Power Automate licenciją, nes licencijas čia galima pasižiūrėti. Tai jums reikėtų gal premium tą nusipirkti, ar per user yra tos licencijos, premium, ir jūs tada turėtumėte tą konektorių. Šiuo atveju manau, kad čia jums reiktų būtent taip. Nes yra kažkokių trečiųjų dar šalių sprendimų, kurie dar kažkaip kitaip apmokestina, nes ten galbūt naudoja kažkokius savo funkcionalumus atskirius. Vasus ar ant savo vartotojų turi Business Central licenciją, kuris suteikia tos premium connectors? Čia ne Business Central, bet E3 turiu licenciją ir tiesiog galvoju, man įeina. Ja, tai ten dažniausiai Power Premium konektoriai neįeina, jeigu tik tai E3 licenciją turi, tai ta Premium licencija Power Automate per user už 15 € per mėnesį galite nusipirkti kažkas tokio. Na, bet labai dar priklauso nuo sąlygų su tuo E3, turbūt gal skirtingų tiekėjai per licencijas galima gauti šiek tiek skirtingus planus. Tai reikėtų pasižiūrėti, kokia ten Power Automate licencija. Bet greičiausiai, kad Premium konektorių dalies ne. Galbūt dar kažkokį klausimą turite. Na, Paulai. Jo, dar aš tokį bendrinį iš jūsų grynai subjektyvios patirties, kur silpnos vietos, ko negali automatas ar Power Apps. Excelis jei desktopinis, tai ten su vartotojų teisėmis visiškai blogai, ar ten su kolaboravimu, ta prasme, blogai yra, toks netinkamas ten įrankis, o va šitų įrankių, kur tos tokios silpnos vietos, kur, netinkami jie tikrai tam. Vienas pavyzdys būtų, sakykime, jeigu Power Automate naudojat kažkokiam labai sudėtingom ir labai daug, labai didelį kiekį, ten, nežinau, milijonais įrašų per dieną, reikalaujančiom integracijom, kurios turi kažkokią labai didelį sudėtingumą, tai gal tas automatas, jisai, kaip rodžiau anksčiau, yra tam tikri limitai, kiek tų yra įrašų, tam tikri konektoriai, kiek tie konektoriai leidžia per tam tikrą laiko kiekį atlikti užklausų.
tai reiktų labai įsivertinti šiuo atveju, ar jum užtenka. Tai vienas gal dalykas būtų, kai jau reikia kažką daryti, masinio. Tas dalykas dar turbūt yra, kad Power Automate neveikia real time, realių laikų. Yra šiek tiek šioks toks vėlinimas priklausomai nuo algoritmo ilgio, nuo sąlygų, kurias apsirašot. Tai Microsoft labai drąsiai buvo pareiškęs, kad tas įrankis pakeis visus vidinius workflow, kurios Dynamics 365 Sales, pavyzdžiui, naudoja. Bet kol kas yra bėda, kad jie neveikia realių laikų, tai Microsoft žada, kad išspręs šitą klausimą, bet kol kas dar neturi šitą. Ir tada giliau, sakykime, einant ten į tas sistemas, jisai galbūt kartais jau, kur reikia labai kažkokių specifinių poreikių, gal tai geriau yra kažkoks custom kodas. Bet čia reiktų pagal kiekvieną atvejį, nes, tas automatas rapsai, jie turi tam tikras ribas tam, ką galima padaryti, gal kažkokie iššokantis pranešimai tam tikrose sistemose ar dar kažkas. Tai jie turi savo nišą ir būtent reiktų juos būtent į tą nišą ir taikyti. Kiekvieną atveju reiktų įsivertinti pagal poreikį. Nes turbūt jų negalima pritempt prie įvairiausių scenarijų. Jie vis tiek, jie labai daug gali, bet, sakykime, yra tam tikrų scenarijų, kur galbūt yra custom code ar C# ar JavaScript prašyti pluginai ar funkcionalumai gal padeda labiau. Bet taip sunku taip paimti ir pasakyti, konkrečiai dabar, kokiu dar, sakykime, minusų. Su to, kiek teko susidurti ir buvo transakcijų kiekis, tai reiškia, jeigu dideli duomenų kiekiai, tai gali reikėti ne vieną flow, kelių flow, kad limitų neviršytume. Ir tas vėlus laikas, tai čia turbūt yra, kad yra vėlinimas tam tikras, apsikeičiant duomenim sistemų. Galbūt dar kažkokį klausimą turite. Pataikėme laiką beveik. Liko keletą minučių. Tai ačiū, kad dalyvavot.